noriu pasinaudoti progą ir suteikti auditoriją vienam iš nedaugelio Europos Sąjungoje turinčiam kvalifikaciją miškų politikos profesoriui Viliui Brukui. Iš Švedijos Lucio universiteto Viliai prisistatysi pats ir girdėjau, kad labai daug, netgi prezidentūra, sakė Agnė, jungsis, kad tik tai Viliaus pasiklausytai. Agnė, ar jūs jau prisijungę? Dar matyt Viliau, kai pradėsi šnekėti, tada kiti išgirs, bet tikrai laukiam su nerimu ir su įdomumu. O Mindaugai, tikrai ačiū dar kartą už pristatymą ir pasilik, tikiuosi žmonės užduos klausimus, tada komentarus kelti. Gerai? Ačiū didelis. Tai prašom, Vilė. Ačiū, tada aš bandau dalintis ekranu. Žiūrėsim, ar pavyks. Turėtų pavykti. Viskas matosi, gerai. Kas tai yra Aha. Dabar žiūrim toliau. Tai tiesiog, jo, prezentacijos turėtų čia viskas vykti tvarkoj. Puikiai veikia. Va, matote tik tais prezentacijai ir jokių pašalinių dalykų tikiuosi. Ne, dabar kaip tik tai perėjai į tą ekraną, kur matom ir prezentaciją, ir komentarus. Tai kaip... Aha, šitkaip, tai dar negerai. Tada aš turiu keisti. Aha, įdomu, vienoje programoje vienaip veikia, o kitoje kitaip. Tai aš atsiprašau, bandysiu. Tiesiog dar kartą paleisk prezentaciją ir viskas bus gerai. Turbūt, kad ne, aš turiu pakeisti dabar. Gaila, nesinaudoju šituo Microsoft Teams, tai aš čia truputėlį... Matot, Lietuvoje, ne Švedijoje, Lietuvoje mes gyvenam saugiau ir naudojamės saugiom priemonėm, kurio nes... Ką dabar matote? Ar komentarus matote ar ne? Taip, matom viskas gerai, puikiai. Be komentarų? Be. Gerai, liuks. Tai čia aš paantrinsiu Aistį, kai Algis pristato, tai žmogus gali ir be amo likti ir nebegalėt pristatyti visai. Yra ir daugiau tų politikos mokslų profesorių, bet aš dabar nesenai patapęs vienas iš jų. Na ir turbūt niekas neprieštaraus, kad Lietuvos miškai šiuo metu yra politikos kryžkelėse. Tai aš bandysiu pasidalinti kai kuriom įžvalgom apie tas kryžkelės iš politikos mokslų perspektyvos. Ir susijęsiu taip pat ir su vykstančio nacionalinio miškų susitarimo procesu, žinoma. Tai čia aš jau esu anksčiau pristatęs šitą paveikslą, bet manau, kad jį reikia pristatinėti labai daug kartų. Reikia pabrėžti, kad miškas yra labai svarbi ekosistema ir viena svarbiausių žemėnaudos formų Lietuvoje. Pagal plotą yra dvi pagrindinės žemėnaudos formos, tai yra žemės ūkio naudmenos bei miškai. Ir ariamoji žemė užima beveik pusę šalies naudmenų, o miškai apie trečdalį teritorijos. Ir čia tie paveikslai rodo kaip ir du būdingus tų naudmenų atstovus nuo vaikystės iki senatvės. Žemkenčių laukas, kuris, kaip žinia, išgyvena mažiau nei metus laiko, ir pušynas, pagal plotą didžiausia užima pušynai Lietuvoje tarp visų medynų ir paprastai jie auga bent 100 metų, kartais ir žymiai ilgiau. Na ir čia parodyta tipiška intervencija to gyvenimo metu, kaip, sakysim, su visa pagarba žemdirbiams ir tikrai be jų mes neturėtume duonos, bet kita vertus jie turi išberti 100 kilogramų trašų į hektarą kasmet, kai tuo tarpu miškuose jokių trašų niekas neberia, nei chemikalų apskritai, o čia matome šitoje auditorijoje, aišku, dauguma žmonių žino, kas tai yra ugdymo kirtimai, tipiška žmogaus intervencija. Na ir matom tokį rezultatą, kokį matom po 100 metų. Tai aš tik tais pamastymui tokius du klausimus pusiau retorinius užduodu, kuri iš šitų dviejų žemėnaudų yra labiau ekologiška ir kaip jos pasiskirsto pagal nuosavybę. Jeigu kas nors, manau, kad šitoje auditorijoje beveik visi gali atsakyti lengvai šitą klausimą, kad miškas labiau ekologiška žemėnauda, o kas dėl nuosavybės, tai žemkenčių laukas Lietuvos atveju bus visą laiką privačiuose rankose, o mišką negalėtume atpažinti šitos nuotraukos, tai gali būti tiek valstybinis, tiek privatus miškas. Ir kokia seka išvada, kad miškas yra itin ekologiška
žemėnaudo miškų ūkis yra nuo seno itin ekologiška ūkio šaka. Visai net nepriklausomai nuo nuosavybės formos, miškininkavimo intensyvumo, medynų amžiaus, rūšies ir kitų charakteristikų. Žinoma, pritariu Mindaugui, kad sengirė ekologiniu požiūriu vertingesnė už pušies jaunuolyną, pavyzdžiui, bet lyginant su kitom naudmenomis, miškas yra itin ekologiška forma. Ir tą mes miškininkai turim nuolat kartoti ir kartoti visiems ir to nepamiršti. Ir čia dar toks klausimas irgi pusiau retorinis, kas yra didesnė ekologinė problema Lietuvoje. Ar ekologiškai vertingų atvirų buveinių nykimas, pavyzdžiui, šienavimų pievų, ar kai kurių žmonių supratimų nepakankama buveinių apsauga besiplečiančiuose ir sensančiuose miškuose. Plotai didėja, vidutinis miškų amžius, aišku, tai yra lėtas procesas, bet irgi auga. Vėlgi, senų miškų reikia, sengirių reikia, bet žiūrint iš esmės, ar mes visada koncentruojamės į teisingą problemą. Linkiu tuo abejoti ir būtų labai įdomu atsakymas iš ekologų šitoje vietoje. Na ir dar porą žodžių apie santykį tarp miško ir visuomenės. Tai akivaizdu, kad atsakymas į klausimą, kaip tą santykį suprantame, labai skirsis, jeigu klausim skirtingų žmonių. Bet aš drįstu teigti, kad apskritai miškininkai turi gana platų požiūrį į miškų vaidmenį visuomeniai. Reiktų pabrėžti, pavyzdžiui, kad Lietuvos miškuose yra gausų rekreacinių objektų ir nemaži plotai jau yra paskirti gamtai. Pirma, antra grupė, tai nėra taip mažai ir vis tiek pagrindinė funkcija yra gamtai. Iš kitos pusės, mediena tradiciškai buvo ir tebėra pagrindinis pajamų šaltinis miškininkams. Ir tradicinė misija buvo priauginti kuo daugiau kubų medienos. Ir taip gaunasi, kad tuose ūkiniuose miškuose kitos funkcijos rekreacinės, ekologinės kaip ir savaime teikiamos, kas irgi yra bent iš dalies tiesa. Bet yra ir tokių miškininkų gal mitų, kas mums yra įkalta į galvą besimokinant, kad pavyzdžiui, kad visi miškai turi būti našūs. Ir tai, ko gero, yra atgyvenęs požiūris. Taip, ūkiniuose miškuose miškai turi būti našūs, bet kodėl jie turi būti našūs saugomose teritorijose ar rekreaciniuose miškuose, miestuose, tai čia to visai nereikėtų vaikytis. Ekologo požiūris. Pavadinau moderniu ekologo požiūriu, kad čia vis daugėja panašių požiūrių. Tai man asmeniškai susidaro įspūdis, kad bioįvairovės siekis ekologui dažnai nustelbia viską, o ekonomika tampa kaip ir keiksmažodžio. Ir tai normalu, žmonės gali mąstyti taip, kaip jie nori ir čia gal nieko blogo nebūtų, jeigu taip mąstytų vienas ar kitas ekologijai pasišventęs mokslininkas. Tačiau manau, kad gali kilti didelių problemų, jei taip mąsto aukštas pareigas užimantys valstybės pareigūnai. Ir panašu, kad taip yra. Ir mano nuomonė, čia jau buvo pasakyta, anksčiau kalbėjusių žmonių, pavyzdžiui, gerbiamo Pranckiečio, kad labai trūksta visuminio požiūrio, sisteminio požiūrio į santykį tarp miško ir visuomenės. Tiesa yra ta, kad miškas teikia daugeriopą naudą, daugybę svarbių ekonominių, socialinių ir ekologinių paslaugų. Ir pavyzdžiui, klimato kaitos švelninimas tampa prioritetiniu uždaviniu. Jau kalbant apie ekonominės paslaugas, reiktų turėti omeny, kad pagrindinė pridėtinė vertė kuriama ne miške, o miško pramonėje. Ir tai reiškia, kad miškininkai ne šiaip savo augina kubus dėl kubų. Miškininkavime reikėtų atsižvelgti ir į rinkos poreikius ir būtina galvoti sistemiškai apie visą miškų sektorių. Ir dar apie pramonę, tai reikia pasakyti, čia joks neperdėjimas, tai yra viena svarbiausių ekonomikos šakų ir be to dar paremtas savais atsinaujančiais ištekliais. Tai sužlugdyti miško pramonę, mano supratimu, tai būtų tiesiog nusikaltimas valstybei. Ir aišku, kad visos tos paslaugos, ekonominės, socialinės, ekologinės, jos yra susiję ir persipinę. Tai jeigu kalbame apie klimato kaitos švelninimą ir anglies kaupimą, tai, kaip žinia, galima kaupti anglį ir pačiam miške, ir medienos produktuose. Ir čia vėlgi klausimas to teisingo balanso paieškų. Kaip ten bebūtų, visuomet kyla įtampa tarp aplinkosauginių ir ekonominių interesų.
Ir taip yra visur, Lietuva čia nėra jokia išimtis, tikrai. Ir taip pat yra akivaizdu, kad miškų politikos arenoje kai kurios suinteresuotosios organizacijos turi kur kas didesnę įtaką negu kitos. Tai pradėkim nuo Švedijos pavyzdžio. Neinant į jokias detalės, nesigilinant, noriu pabrėžti, kad Švedijos miškų politikos arenoje matome stiprius žaidėjus. Tiek toj aplinkosauginių interesų sferoj, tiek ir ekonominių interesų sferoj. Tradiciškai miško pramonė Švedijoje yra labai svarbi ūkio šaka, o pramonės ir miško savininkų organizacijos turi didelę įtaką. Bet ją atsveria vis stiprėjant ir dabar tikrai labai stipri aplinkosauginė biurokratija. Švedijos miškų tarnyba bando laviruoti kažkur per vidurį, taip kaip ir Lietuvoje. Bet galima sakyti, kad toj Švedijos miškų politikos arenoje turime gerai subalansuotą įvairių interesų atstovavimą. Tas yra gerai, mano supratimu. O kaipgi yra Lietuvoje? Tai pirmiausia, jeigu žiūrėti prieš 17-18 metų reformas, aš grįšiu prie tų reformų, turėjom jau tada labai stiprią aplinkosauginę biurokratiją, turėjom miškų departamentą bandantį laviruoti, bet turbūt vis labiau nulaviruojantį į ekologinę pusę, iš dalies dėl to, kad priklausomybė yra aplinkos ministerijai, turėjome generalinį miškų urėdiją stiprų žaidėją, bet irgi ten kažkur bandantį laviruoti, o šitie žaidėjai, kuriems labai svarbu ekonominiai interesai, praktiškai jie nustumti į politikos paribį ar netgi užribį. Na ir po reformų nebeliko urėdijų, nebeliko generalinės urėdijos, turim dabar valstybinių miškų urėdiją, kuri, mano supratimu, kiek aš matau situaciją, dabar aš gal nepakankamai gerai matau vis dėlto už jūrų marių, bet kiek man matosi, tai nėra toks stiprus politikos žaidėjas, kaip kad buvo generalinė miškų urėdija. Na ir aukščiausiose valdymo grandyse faktiškai miškininkų įtaka jinai nuolat silpnėjo. Kažkada buvo miškų ministerija atskira, paskui patapo departamentų Žemės ūkio ministerijos sudėtyje, 98 metais patapo departamentų aplinkos ministerijos sudėtyje, o nuo 17 metų gal tokia nedidelė reforma, apie ką daug kas pamiršta, net ir to departamento nebeliko, tik palyginus nedidelė miškų politikos grupė. Na ir aišku, laviruoti ten, kai tavo vadai, tarkim, giliai mąstys ekologai, gali būti labai sudėtinga. LMSA, aš žiūriu taip, čia su visa pagarba, aš manau, kad padaromas neįtikėtinas darbas, turint omeny, kokie ištekliai yra LMSA rankose ir palaipsniui įtaka stiprėja, bet realiai ta įtaka yra vien tik tais, bandant kažkaip tai kalbėtis, o realiai kažkokių tai svertų nėra. Ir aš teikčiau, kad kažkokios tikros tokios kaip miškininkų koalicijos ir nėra, tik tais kažkoks gana fragmentiškas darinys. Tuo tarpu, jei kalbėtume apie aplinkosauginę koaliciją, tai yra tikrai labai stipri ir gana aiškiai apibrėžta interesų koalicija. Ir aš pabandysiu pagrįsti, kodėl aš matau tokį vaizdą. Taigi, kodėl miškininkų koalicija yra silpna? Visų pirma, miškų valdymas yra itin biurokratizuotas ir vis labiau ekologizuojamas. Ir prie to, mano manymu, prisidėjo gana stipriai generalinės miškų urėdijos politiniai žaidimai. Ten, pavyzdžiui, buvo tokie dalykai žaidžiami, norima parodyti, kad valstybinis miškininkas tai šaunuolis, o privatus savininkai tai yra liaudės priešai. Iš esmės tai prisidėjo prie viso miškininkų prestižo smukimo. Na ir aišku, sektoriaus pavaldumas aplinkos ministerijoje turėjo savo įtaką, jeigu būtų, sakysim, išlikę Žemės ūkio ministerijoje, turbūt ko gero būtų visai kitoks vaizdas. Kaip jau minėjau, aukščiausių valdymo grandyse miškininkų pozicijos nuolat silpnėja. Į savininkus įprasta žiūrėti kaip į belno besivaikančius neišmanėlius, kurias reikia skrupulingai kontroliuoti ir bausti. Kažkiek tai keičiasi, bet praktiškai žiūrint į tai, kas kuo užsiema miškų tarnyba ir kaip elgiamasi su savininkais, kokie įstatymai, praktiškai šitas principas sėkmingai tebegalioja iki šiol. Aš tai vadinčiau bolševikiniu principu. Na ir dėja į miško pramonę visą laiką buvo žiūrima, atsiprašau, kaip į atskirą respubliką.
nėra bendros miškų ir miško pramonės sektoriaus vizijos. Ir gaila dėl to, nes kai kuriuose kitose šalyse tai žiūrima kaip į sektorių, o pas mus yra kažkokios tai atskiros fragmentuotos grupės. Na, čia aš nedalyvauju koordinaciniai grupiai nacionalinių miškų proceso, bet teko garbė dalyvauti įvadinime renginyje, kas buvo labai įdomi patirtis. Čia yra apytikriai perteiktos citatos, kokius girdėjau pasisakymus, kad reikia pereiti prie gamtai artimo miškininkavimo, vienas iš jų. Kitas, tikiuosi, kad po 10 metų nesakysime, kad Lietuvoje išnyko miškai. Aš čia paprovokuosiu truputėlį ne konkrečių žmonių, kas čia buvo, kurie kalbėjo, bet kaip jūs manote, kokios čia galėjo pasakyti organizacijos? Tai apie tą perėjimą prie artimo gamtai miškininkavimo, tai yra aukšto rango aplinkos ministerijos pareigūnai. Na, o šitas pasisakymas apie išnykimą po 10 metų yra vedantieji aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų atstovai. Tai žinoma, ką tai reiškia perėjimas prie gamtai artimo miškininkavimo, tai čia būtų galima irgi labai ilgai diskutuoti ir turbūt reikės diskutuoti, bet viena išvada yra, kad tokių žmonių nuomonė, kurie taip sako, kad dabartinis miškininkavimas yra labai tolimas nuo gamtos. Na, o šitas pasisakymas, kad po 10 metų gal nesakysim, kad išnyko miškai, tai turbūt daugeliu miškininkų ir turbūt visiems žmonėms, kurie čia dalyvauja, tai sukeltų šypseną, bet akivaizdu, kad dalis visuomenės, įskaitant pačias tas organizacijas, tuo nuoširdžiai tiki. Ir taip pat labai akivaizdu, kad kai kurie suinteresuoti asmenys tuo tikėjimu manipuliuoja. Ir kodėlgi ta aplinkosauginė koalicija yra stipresnė kur kas. Kokie motyvai, tai čia turbūt įvairūs galimų profesiniai ir pragmatiniai, nesigilinsim dėl laiko stokos, bet faktas, kad valdžios atstovų rankos yra valdžios svertai. Tuo tarpu NVO aplinkosauginės pakraipos yra labai girdimos visuomeniai. Tai kai šitie du dalykai apjungiami į vieną, tai žinoma gaunasi labai stiprus darinys, ko visai negalima pasakyti apie miškininkų pusę. Na ir dabar perinant prie to nacionalinių miškų susitarimo, pirmieji įspūdžiai iš to renginio buvo, kad iš tikrųjų kaip ir formuojasi tos dvi interesų koalicijos, kas turbūt ir blogai, bet ir gerai tuo pačiu, jeigu miškininkai tikrai sugebės susiburti. Yra pakankamai didelis nepasitikėjimas tarp koalicijos atstovų ir dėl to yra reali rizika, kad procesas gali ir sugriūti. Bet vis tiek, mano manimu, tai pati iniciatyva yra tiesiog puikia. Labai to reikėjo, kaip Danas sako, turbūt reikėjo kalbėti apie tai jau daug anksčiau. Ir tikrai yra istorinė galimybė pasiekti didesnį tarpusavio supratimą ir racionalų sutarimą dėl miškų ateities. Na, aš čia šiek tiek kalbėjau apie tai ir mąsčiau, ką tai galėtų, kaip čia tas procesas galėtų vykti, kuo sklandžiau. Tai čia tokios tik kaip ir labai preliminarius mintys. Manau, kad sėkmingai procesui visų pirma, reikėtų iš tikrųjų stiprios miškininkų koalicijos, kuris formuotų aiškiai bendrą poziciją. Dabar to lyg ir nesimato. Ir aš nedrįstu teigti, kad galbūt ir LMSA galėtų imtis kertinio vaidmens, kadangi aiškios lyderystės miškininkų tarpe šiandien turbūt, kad nėra. Yra labai protingų žmonių visos organizacijos, ne apie tai, bet kad imtis lyderio vaidmens ir burti ir kalbėti, iš principo nelabai yra ir ko gero LMSA viena iš aktyviausių, tikrai esant sunkioms sąlygoms, jie įpratę žino, kaip nardyti tuose drumstuose politikos vandenyse. Na ir antras dalykas, kad tikrai reikėtų bandyti vadovautis principinę nuostatą, suprasti kitos pusės godas ir argumentus. Ir reikėtų pradėti nuo įsiklausimo vietoje aklo tų pačių argumentų kartojimo, nes tas niekur neveda ir tikrai nebus susitarimų, jeigu tik kartuosim iš savo pusės, kas ką galvoja. Na ir čia kelios tokios mintys, galbūt, bet manau, kad tai gan šauniai susisieja su tuo, ką Danas jau pristatė, aš nežinau apie tuos numatytus etapus, jokių detalių, bet reikalingas kažkoks tai etapas tematinis, turbūt pagal temas,
kažkaip išdiskutuoti tarp tų įvairių interesų grupių, kad pasiekti geresnį bendrą supratimą ir kad nediskutuoti kažkokių tai nesąmoningų dalykų, kurių net nėra ką diskutuoti. Apie tai, kad, pavyzdžiui, Lietuvoje miškai išnyks per 10 metų. Čia tiesiog reikia įsiklausyti ir suprasti, kokia reali situacija. Ir galbūt reikėtų organizuoti tą darbą temose pagal tokius labai liaudiškus teiginius. Pavyzdžiui, kirtimai patys savaime nėra blogis. Plyni kirtimai patys savaime irgi nėra blogis. Lietuvoje reiktų daugiau sengijų. Ir čia matau jau puikų pavyzdį. Ta, ką Mindaugas pristatė, tai nuostabi iniciatyva ir iš tikrųjų šviečia, žmonės supranta. Manau, kad ir miškininkų atstovai paklausė tokio pristatymo, kaip Mindaugo žymiai geriau supranta kitą pusę. Tai vat būtent tokių principų reikėtų dirbti ir iš miškininkų pusės. Ir mažiau reguliavimo, pavyzdžiui, irgi gerai ir gamtai ir žmogui, čia galima būtų rasti daug pavyzdžių. Ir antram etape jau galbūt reikėtų ne vien tik leisti diskutuoti tuose grupėse, kas papuola, kaip papuola, bet kažkokias tai sudaryti ekspertų grupės tokiom temom, kaip, pavyzdžiui, saugomų teritorijų tinklo peržiūra ar miškų grupių sistemos peržiūra, bet aš čia nesigilinsiu ir kai kurie šitų dalykų jau buvo paminėti ankstesnių kalbėtojų. Taip, kad taupydamas laiką sakau, ačiū už dėmesį. Tai Vili, dėkui. Šiaip žmogus negyvenantis Lietuvoje, bet tiek stipriai įsigilinęs į mūsų nūdieną, tai iš karto nuteikia teigiamai, nes aš žinau, kad gyvenant kitoje šalyje ir turint darbą, studentus, Euroforester programą, kitus veiklas, tai iš tiesų malonu, kad netitrūkęs. Aišku, matosi iš pristatymo, kad ne viską žinai, bet supranti, aš mačiau, kad Agnė Jakštienė prisijungia. Tai Agnė, nepabėk, tikrai suteiksim ir žodį ir paprašysim pašnekėti, bet kada